Šiandien mūsų rankose vėl Tramtec produkcija. Šį kartą ne nauja, esama, bet noriu trumpai papasakoti ir pristatyti apie paskutinį atnaujinimą. Atnaujinimas buvo padarytas RAV funkcijai pakeisti. RAV funkcija, kaip žinot, yra nuo atatrankos suveikiantis savaiminis įsirašymas. Tai reiškia, padaro jum video prieš šūvį ir po šūvio, kad jūs galėtumėt paskui pasižiūrėti įrašą ir pasižiūrėti, kur pataikėt, kur nubėgo, nepataikėt, ar su draugais pasidalinti šūvio momentą. Ir dabar termovizoriniai priedėliai ir optikos iš esmės visi suveikdavo nuo atatrankos, tai yra nuo smūgio šūvio metu, kas sukeldavo nepatogumų. Tai būdavo arba fals suveikimai, arba nesuveikdavo nuo atatrankos. Tai kaip pavyzdys turime ginklą ir vien jau nuo užtaisimo ar ten pertaisimo, sakykime, suveikdavo tą visą funkciją ir padarydavo video, arba šūvio metu atatranka yra per maža ir nesuveikdavo tas įrašymas. Todėl dabar Tramtec gamintojas pakeitė visiškai algoritmą ir dabar RAV funkcija atsirado prie kalibravimo, tai reiškia prie prišaudimo funkcijos vienoj pozicijai ir suveikia nuo šūvio garso bangos. Ne nuo atatrankos, o nuo šūvio garso bangos. Dėl to nebus nesuveikimų arba nebus nuo pertaisimo ar kažkur stuktelėjimo ginklo, sukantis bokštelėje, trinktelėjimo ir nebus padarytas video. Taigi šiandien tą pabandysime, užsidėsim, susišausim prieš atnaujinimą, tai irgi paleisiu į termovizorių įrašą, kad matytumėm ir pasižiūrėsim, aišku, paskui ar bus pasidaręs įrašas nuo RAV funkcijos, jinai yra įjungta ir tada paleisim atnaujinimą. Atnaujinimas vykdomas irgi labai paprastai, viskas per programėlę, įsijungiam Wi-Fi, pasijungiam programėlę ir per programėlę prasipučiam, užtrunka iki 5 minučių ir turim prietaisą atnaujintą. Tai visada stebėkit tuos atnaujinimus, visada pasijunkit, pasižiūrėkit, tikrai padaro kažkokių naujovių, kas palengvina ir pagerina prietaiso funkcijas. Su tuščia spina paimituosim suveikimą. Buvo suveikimas būtent nuo užtaisimo. Naujinom softą ir dabar pabandysim iššauti. Užeisim į kalibravimo meniu, įjungsim RAV funkciją, sušausim, išsaugosim duomenis ir tada patikrinsim, ar suveikinėja ta funkcija nuo spinos atidarimo ir uždarimo, kaip jinai suveikinėja prieš tai. Mums sako sušaut. tą mes ir padarysim. Taigi gero visiems naudojimo, būtinai atsinaujinkit Hun Pro ir 650L serijas ir neturėsit problemų su falš suveikimu ir nuo šūvio garso tik tai suveikinės jums įrašymo funkcija. Iki.